Šiemet minime istorinės Žalgirio mūšio pergalės 600-asias metines. Todėl nuo Liepos 3 dienos visą mėnesį perkantieji knygynuose Vaga turės galimybę laimėti Jono Užurkos istorinių romanų trilogiją Didžiosios Lietuvos pergalės bei paauksuotą, pasidabruotą ar žalvarinį Žalgirio mūšio medalį. Populiarios trilogijos apie šalies valdovus Gediminą, Mindaugą ir Vytautą autoriaus Jono Užurkos teiravomės, kaip kilo idėja knygose aprėpti žymiausius šalies mūšius – Saulės, Žalgirio ir Oršos. Kadangi aš esu pats karys profesionalas, mano gyvenimas buvo surištas su karo tarnyba, todėl man mūšiai jau kur kas įdomiau, profesionaliau rašyti negu kad apie meilę ar dar kitokius detektyvus. Tai štai aš ir ėmiausi šitos temos ir tai turbūt tai turėtų būti, kas ką sugeba, kas ką arčiau ir kiekvienas tą tematiką ir dirba. Apie meilę parašys kiti, galbūt daugiau detektyvus, vėlgi kiti, tokių talentų Lietuvoje labai daug yra. Štai todėl aš ir ėmiausi pradžioje kol kas, ėmiausi atskleisti bent kaip sugebu, kiek tai įmanoma pagal turimais dabartinis istorinių tyrinėtojų archeologų žinias. Ėmiausi tematikos šių trijų pagrindinių mūšių. Čia be jokios abejonės yra ne tik šitie mūšiai, yra ir Salaspilio mūšis čia atspindimas. Taip, kad čia šitose knygose įdėtas toks darbas, kuris šiek tiek mūsų pažindina su mūsų tautos karingu tokiu ir gan žiauriu laikotarpiu. Tai dėl mūšiai, dėl išlikimo mūsų tautos, o tuo pačiu ir dėl mūsų pačių, mūsų kartų ir ateities išlikimo. Istorinių romanų autorius Jonas Užurka prisipažino, jog jam įdomiausias Žalgirio mūšis. Ką ypatingo rašytojas įžvelgė šioje pergalėje? Na, į šitą klausimą per trumpą laiką sunku atsakyti, bet jis įdomiausias galbūt todėl, kad jau buvo tuo metu pasiekta, palyginus su Saulės mūšio, ankstesniais mūšiais jau tam tikras techninis progresas, buvo jau ir pabūklai, jau be šarvų nieks nestojo į kautynes ir taip toliau. Taktika buvo jau ir ne tik taktika, jau buvo ir strategija, tai kaip Vytautas prieš metus iki mūšio jau planavo, kaip, ką daryti ir numatė į taktinius veiksmus mūšio metu. Tai man atrodo, kad tokia viena iš įdomiausių ir buvo Žalgirio mūšio veiksmas pats.